Alio? Labas. Labas. Ar čia Gitana? Taip. Gitana, labas. Labas. Aš čia toks Aurimas skambina. Mes nesame pažįstami, bet man sakė, kad į tave kreiptis reikia. Klausau. Klausyk, aš čia taip nenorėčiau per daug afišuotis, bet turiu, žinių, kas galėjo tavo kompiuterį pavogti. Mano kompiuterį negali būti. Nu, dabar prasme, žinau, kad tau dingo tas kompiuteris ir man davė tavo telefono numerį, kad čia galėtum būti tu. Nu, mano kompiuteris tikrai nedingo. Nedingo tavo kompiuteris? Ne, nedingo. Tai man čia gal blogai kažką pasakė? Tai turbūt, kad blogai. Nes sakė, kad ten tavo visi darbai, kažkokie studijos, teisė ten. Aš nestudijuoju. Tai tu Gitana? Taip, Gitana. Tu iš Vilniaus? Iš Vilniaus. Tu dirbi padavėją kavinėje? Ne, nedirbu padavėją kavinėje. O studijuoji teisę? Ne, nestudijuoju, aš dar moksleivė. Kiek tau metų yra? 18. Gražus balsas tavo. Gerai. O tai kas tu mano numerį davė? Nu, davė tai, kas sakė, kad tavo tipo kompo reikia. Nu, aš mačiau, žinai, kad pavogė tą kompiuterį. O tai kas pavogė, aš nieko nesuprantu, iš kur, kas tu pasakė tokią nesąmonę? Nu, ant barako durų yra skelbimai, nu. Ir buvo parašyta tiesiog, Gitana, dingo nešiojamas PC, kas suteiks info apie dingusį PC, gaus 500 litus premijos. Ten slaptumas garantuotas, PC buvo labai svarbi info. Nu, tai viskas. Ne, nu tu čia prajuokinai. Nu, ką prajuokinau? Nu, tokia informacija, tai aš tavo skambinu. Nu, tai nereikia skaityti ant barako, kas parašyta. O kaip? Nu, tai jeigu aš matau, kad yra parašyta, tai ir skaitau. Nu, tai neskaityk. Nu, neskaityk. Nori, žinai, žmogui padėti, gero kažką, tai čia mane dabar kažkaip tai suvarai. Nu, pas mane jokio kompiuterio nepavogė. Ne, nu tai aš suprantu, bet jeigu būtų pavogę, tai ką būtų blogai, kad aš tau paskambinu ir pasakyčiau informaciją, man net nereikia tų 500 litų, nu. Našu, kad neblogai. Nu tai ko tu tada manęs čia taip jau negražiai sakai? Nu, aš negražiai, viskas sakei. Tai ką veikė? Nieko, sėdžiu, tu. Aš ką veikiu? Nieko, irgi sėdžiu, bandau gerą darbą visuomenėje atlikti, bet žiūriu, kad už tos gerus darbus tik tai gaunu, kaip sakant, antausi. Nu jo, jeigu iš tikrųjų būtų pavogtas, tai būtų geras darbas, padėkočiau. Gal ir sumokėčiau tada. Ne, man nereikia. Nu tai dabar tai suprantu, kad nereikia. Taip. Gitana, bet tavo iš tiesų labai gražus balsas. Tu pati graži mergina esi? O apie save būtina sakyti, aš graži ar ne? Ne, nu, man smalsu. Pavyzdžiui, žinai, dabar toks klausimas. Taip kalbi su tavim, taip lengvai pokalbis einasi, kažkaip tai sakau, gal tu esi graži mergina. Labai. Žinai, silpnybę turiu gražioms merginoms. Kaip sakai? Sakau, turiu silpnybę gražioms merginoms. Nu, tai turbūt visi ją turi. Nu, kodėl, žinai, grožis skirtingai suprantamas, bet... Dažniausiai visi supranta teigiamai. Kaip? Ir visiems tai yra silpnybė. 3 centimetrai nosis ir panašiai. Žinai, kas yra grožis? Tai yra tiesiog proporcingai išdėstytos dalys veide. Tai jeigu pas tave tai proporcingai viskas, tai tu esi, manau, labai graži. Sakykime, ne visai, bet ne visai proporcingai. Esi simpatiška, ar ne? Galbūt. Matai, aš studijuoju mediciną. Na, taip kaip pasakyti, žinai, taip nesigiriant plastinės operacijas vėliau atliksiu, bet čia aišku dar po daug metų. Tai apie proporcingumą veido, nosies iškilimus ir antakių paburkimus daug ką žinau. Aišku. Vat. Tai Gitana, čia taip keistai tau paskambinau, keistai mezgasi pokalbis, gal sakau, norėtum pratęst prie kavos arbatos puodelio. Nu, kad nelabai. Kodėl nelabai? Nu, nes nenorėčiau, nes aš tavęs nepažįstu. Nu, tai kaip man dabar nusipiešti save? Visą CV paskaityti tau, ar... Nu, jo, CV skaityk. Skaityti, ar ne? Taip. Gerai, tuoj palauk, atsiversiu. Na, atsiversk. Palauk. O tu beje, turi berniuką? Ne, neturiu berniuko. Neturi, matai tai. Gerai, mano vardas ir pavardė yra Aurimas Venskus. Niekur negirdėtas, ar ne? Ne, niekur. Gimiau 1988 metais, Panevėžy. Taip.
baigiau Vinco Kudirkos gimnaziją. 2007, man atrodo, ar 2006. Dabar nebeatsimenu, kada baigiau. Aš bandau atsiminti, žinai, savo CV, nes neradau prie kompo. Aha. Tai vat. Meniniai sugebėjimai kokie yra? Nu. Ilgą laiką šokau sportinius šokius. Nuo 1994 iki kažkur 2006 metų. 12 metų variau. Sportinius. Žinai, ten džaivą, čačą, salsą. Oho, neugi tu toks šaunuolis. Kaipgi man toks šaunuolis galėjo paskambinti? Nu, žinai, būna visokių bairių. Nu, negali būti, kad tokie atsitiktinumai. Ai, bet iš kokio tu čia numerį iš namų skambini? Aš iš namų? Ja. Kodėl tu sakai iš namų? Palauk truputį. Nes iš namų. Nu, Nes 8-5. Jo, iš namų, iš Vilniaus. Įdomiai. Taip. Ne iš mobilaus. O ką? Įdomiai. Nu, telekomas moka man, taigi aš rimtas studentas. Aišku, nu, matau, kad rimtas. Taip, tai va, šokau 12 metų. Tame tarpe laikiau dailės mokyklą. Bandžiau lankyti muzikalkę, bet išmetė. Nesu labai balsingas. Grojau pianinu, bet pirštai per maži pas mane, žinai, reikia ilgesnių. Aišku. Toliau, kas 2007 metais įstojau į Vilniaus universitetą, medicinos fakultetą ir studijuoju, kaip sakiau, čia taip lengviau tau pasakius, žinai, plastinės chirurgijos metodika. Taip, klausau. Taip. Kas dar? Nuo 2005 metų iš tiesų. Taip. Lankau būrelį tokį. Aktorystės. Tai... Bet tai koks tu šaunuolis, kažkaip nelabai tikisi, kad berniukas, va tai va visur užsieminėja, kad aš net tokiais sugebėjimais negaliu pasigirti. Tai aš ir nenoriu, kad tu girtumės. Aš tiesiog pasakiau komplimentą, kad tavo balsas yra labai gražus. Tai ačiū. Bet. Ir kviečiu tave kavos. Mat kaip? Ну, не знаю. Не знаешь. А ты по-русски говоришь тоже? Nu, ne, aš į lietuvę, tiesiog taip atsakiau. Tai klausyk, taip, žinai, po 10 metų, kai būsim žinoti, sakysim, kaip mes susipažinom. Vieną vakarą paskambino jaunuolis dėl kompiuterio ir mes taip susipažinom. Ar nebūtų puikia istorija? Žinai, verta rašytojo plunksnos net. Nu, iš tikrųjų būtų puikia istorija. Tu žinok, labai kalbus esi. Nugi sakiau, kad aktorystę lankau. Jo, šokau dar. Ir šiaip pas mus plastinės chirurgijos tam fakultete visi tokie, žinai, prie bairio. Ai, dar nesakiau, nuo 2006 metų dirbu Zip FM iki šiol. Ai, nu tik dabar dirbi Zip FM. Nu tai viską supratau, tai čia išdūrė, ne? Labas, mergaitė. Jonas radistas su Rolandu Mackevičiumi mes kartu. Labas. Kitame laido gale. Oi, žodžiu. Vien žodžiais nepasakysi. Bet žinok, kaip ten bebūtų, laiškas ir bent jau pradžia visą pokalbio buvo, žinok, iš laiško prašymas. Tai tu iš tikrųjų esi dar moksleivė? Taip. Bet tai kaip keista, palausyk, nes atsiųstas laiškas, tai... Jo, žinok, galiu paskaityti laišką, jeigu nori. Nu, klausau. Ar pažįsti kokį nors Tomą? Tomą? Pažįstu kelis. Jo telefono numeris Tomo baigėsi 6369. 6369, nu dabar neatsiminsiu. Ir jisai rašo, Gitana 86, toks numeris, tavo baigėsi 161. Taip. Šiandieną jos 22 gimtadienis, gyvena barakė ir jos nešiojama pasa kažkas pavogė. Dabar yra skelbimas. Skelbimą tau Jonas papasakojo. Ir galite ją pasveikinti su gimtadieniu. Tavo gimtadienis bent jau šiandien? Ne, mano gimtadienis ne šiandien, lapkričio 25. Keista. Nu, labai keista iš tikrųjų. Toksai geras aprašymas ir niekas beveik nesutampa išskyrus vardą. Kaip ten bebūtų, Gitana, ačiū tau labai už gražų pokalbį. Ir kaip suprantu, tu 12-okė dabar esi. Ne, aš 11-okė. O, tai čia tau laimingiausi pasaulio metai dabar. Nu, tai jau tikrai. Lengviausi. Tai kavos? Ne. Rolka, užsiimk. Kodėl? Jeigu Gitana nenori kavos, tai kodėl aš jį turiu kišti? Arbatos? Da, ir turėjau Arbatos geriau. Pienišką kokteilį gal? Ne, geriau arbatos, neatsisakyčiau. Negeri arbatos ar geri arbatą?
Geriu arbatą. Ai, geri arbatą. Geri arbatą. Gerai, tai padaryk ir man, aš tuoj atvažiuosiu. Jo, būtinai padarysiu, laukiu. Iki. Ate. Iki sėkmės. Sėkmės, Ačiū Gitana. tau labai. Šauni mergaitė labai. Klausyk, nauja frazė, pagyvinti eterį, Martynas parašė. Kur varikliukas pabėgo?